kolegija, turinti naują studijų programą sporto vadybą. Šiais metais sudarė bendradarbiavimo sutartį su viešoja įstaiga Voluntarius, kuri užsiema savanorystės populiarinimu ir paramedikų ruošimu. Ir būtent sporto vadybos studijų programa yra numačius savanorystės tokią prioritetinę kryptį. Ir būtent savanorystė reikalinga dideliuose renginiuose, tiek gyvenimiškose situacijose. Ir mes džiaugiamės suradę stiprų socialinį partnerį, kurie vykdo, kaip yra šiandieną, kas įvyks, ir mokymus, ir teikia patirtį, kurią turi jau ir prieš tai įgyta ir sukaupta. Savanoriauju Voluntarijo vien dėl to, kad esu paramedikė studentė antrakursė, tai artima mano širdžiai ir kažkaip matau perspektyvą tame. Tikiuosi, kad vis dėlto mes paimsim labai gerą pavyzdį iš Izraelio būtent, kur viskas ir prasidėjo ir tikėkimės tai plis ne tik Kaune, bet ir visose Lietuvos miestuose. Esmė labai paprasta, kad sutrumpinti pagalbos važiavimo laiką. Tai yra Voluntariaus savanoriai gaus pranešimą apie kažkokį nelaimingą atsitikimą ar sublogavimą ir jie tuo metu galės priimti tą pranešimą, jeigu jie yra arti tos vietos, nuvyks, kaip yra planuojama, būtent su dviračiais žymėtais tam tikra atributika ir teiks tą pagalbą, kol atvažiuos būtent greitoji pagalba.